Taip, taip, kažkas jau išlindė. Tyčia nevažiavau pirmas pasižiūrėti, kad būtų natūrali mano reakcija. Nu yra. Kažkoks žalumynas jau yra. Nežinau, ar čia matysis kažkas. Bet, nu, va toks va žalumynas jau yra. Aišku, šienaut dar nėra ką, matau, kad daug sėklų nesudygusių. Bet darosi. Darosi žalia. Okei. Čia kapjoviau kiemą, tai skaityk, kad nieko net ir nesimato. Iš naujo reikia pjauti. Tai va tą aš ir padarysiu. Važiuosiu pašienaut. Nu, bet darosi geras. Okei. Gerai, man patinka, tik tai žiūriu, tas prūdas nenuslūgęs, o šitas prūdas nuslūgęs. Okei. Tai iš jo mes čia nieko stipriai ir nesitikim. Tai jo, rytojaus darbai aiškus, suplanuoti. Šiandien įsivaizdavau, kad truputėlį greičiau atvažiuosiu iš Vilniaus nei planuota, o va prašau. Rudeniniai lapai jau krenta. Na, kitaip ir nesitikėjom. Gerai. Tai va, viskas kaip ir aišku. Laiko nedaug. Pašienauti yra ką. Važiuoju, nusipirkau naują akumuliatorių, tai reikia jau mirgriuk išbandyti. Gerai. Gerai, pradeda darytis gerai. Nors šiaip adekvatų žmogų atvežus į šitą vietą, nu nieko tikriausiai nepastebėtų išskirtinio. Nu pieva, miškas kažkoks tai. Kažkur tai kirsta, kažkur tai užaugę. Bet man kažkodėl čia šita vieta magiška. Nu ir joje aš irgi sugalvojau padaryti kažką magiško. Tai pažadu. Šitoj serijoje, jeigu man rytoj pavyks padaryti vieną iš tų darbų, kurie yra už kadro ir yra nepapasakoti ir neparodyti, vien tik tai intrigai išlaikyti, tai jau tempiau iki paskutinio, bet noriu parodyti, kas čia tokio magiškoje vietoje gali atsirasti. Spėjimų buvo teisingas spėjimas. Ar gausis įgyvendinta svajonę? Pamatysim ateity. Iki. Labas rytas, suraitytas. Mes ir vėl čia. Rudenėlis. Šalta. Nu, aš standartiškai su savo neišskiriama priekabėlė ir vėl pasikroviau ir vėl dar į kaimą. Nu, bandysim darbuotis. O dabar kitas labai svarbus dalykas, tai pusrytėliai. Ai, va čia kažkur reikia taip išilgai pasistatyti ir viską. Relax FM. Atrasti savo kelią, tai sunku. Ieškot savęs daugybę valandų. Bet vis kažko vaikausi, nors viską rodos jau turiu. Gyvenimas trumpėja, pamatu, kaip atsivoju daros, man baisu ir nebereikia nieko. Ir vasara ir žiema.
Lights up! Tai greitai pusdienis. Pasiruošiau. Nuobliavau, nuėmiau kantukus, išsilyginau, pasiruošiau medieną. Tėvukas procese su durim, o dabar aš skaičiuoju, meruoju, galvoju. Viską esu susipaišęs nuotraukoje planą savo, kaip čia atrodys tas reikalas. Bet įdėsiu nuotrauką įdomumo dėliai, pagal ką siuvo siuvėja. Tai, bandau surinkinėti kažkaip. Žiūrėsim, kas gausis. Jo, taip ir buvo. Šitas tai bus tiesiog pavežiotas. Susiklijavau kaiščius, apsitvarkiau medieną. Važiuoju iki vietelės. Puikios vietelės. Aš šiandien turėjau labai didelį norą išbandyti šitą konstrukciją savo, kadangi tai buvo mano bandytas jau padaryti ženkliai mažesnis, sumažintas variantas. Tai irgi galėsiu parodyti nuotraukėlę. Nuo to čia ir gimė visa ta mintis ir šitos vietos reikalas. Taip. Kadangi pirma konstrukcija buvo daryta iš žymiai paprastesnių medžiagų, faktiškai iš lentų, o čia jau atsirado rimti brūsai. Nežinau dėl svorio, nežinau dėl viso kito reikalo, kaip čia kas atrodys, bet tai dėl to ir noriu pabandyti. Pasižiūrėti, kas čia gausis. Taip. Čia bėda tik tai, kad nesusižymėjau, kur kas kaip. Bet gal ir gerai. Taip. Čia jau gerai. Šitos reikia biškelį kol kas patraukti. Tai irgi patraukti. Ten taip. Šitas taip, šitie abudu čia ir čia važiuoja. Taip. Tikriausiai jau matau neatitikimus. Projekto nesutapimus. Konstrukcinės ir architektūrinės dalies klaidos. Taip, čia. Čia reikės iš karto galvoti, kuo gerai. Netgi ir pataikiau. Taip. Turiu įtarimą, kad pabėgs čia man viskas. Žodžiu, yra dabar tokia konstrukcija, kurią kažkokiu būdu turėčiau iškelti viršų. Ar aš iškelsiu į viršų? Ne, aš tiesiog fiziškai tikriausiai nepakelsiu visko. Jo, reikės kviesti tėvulį. Ar pakelsiu? Nepakelsiu, brolyčiai, nepakelsiu. Vat čia ir atsiranda
skirtumas tarp to, kai dariau mažą konstrukciją, su kuria buvo labai puiku ir paprasta dirbti. Tai dabar šitos tiesiog fiziškai nepakeliu. Einu kviesti pagalbos. Tai va čia va taip, tada-da-da-da-da-dam. Tada-da-da-dam. Tėvukas laiko, kadangi dabar meruojamės apipjauti apačią. Konstrukcija atrodo va taip va. Lėksiu dar iki namų, atsivešiu medžiagą, pasižiūrėti, ar viskas sueina, ir dar užsidėti reikia skersinius ir priekinės apatinės lentas. Tai mintis kaip ir aiški. Tai kas gaunasi, šitas skersinis mūsų įstrižainę suka. Все? Все. Nu čia gerai. Grindim reikia sijonus dasiūti. A gal ir ne? Jo, būtinai. Aš pamiršau apie jas. Opa. Pamiršau apie antrą lentą. Nu panašiai čia audrutės. Nu panašiai. Labai panašiai. Labai panašiai, tik vat su viršum įdomu, reikia išsiaiškinti. Nu čia tai aišku įsitemps viskas. Nieko čia daugiau nereikia, čia reikia tikrai trosiukus padaryti. Čia nais ne virvės, o trosus. A ne? Gerai. Čia pabandymui. Pabandymui viskas aišku. Nu tai ką, sveiki visi. Labas rytas suraitytas, laba diena su vištiena. Tai aš esu Romanas. Aš turiu svajonę ir jau daugiau nei pusę metų bandau išsiaiškinti, kokia yra jos kaina. Tai daug visokių darbelių jau rodžiau, bet daug ko nepasakau, kas čia bus ir ką aš čia planuoju daryti. Tai šiandien ta diena, kai aš jau nusprendžiau, kad tikriausiai susirinksiu didžiąją dalį dalykų, pasiruošiu žiemai, o jūsų nepaliksiu nežinioj. Tai mano svajonė yra tokia, kad susitvarkiau, kaip matėt, sklypą, tvarkausi po truputėlį į priekį ir mintis yra čia padaryti smagią vietą. Pirmiausia, tai savo šeimai, artimiem draugams, su kuriais vis rečiau susitinkam, tai norėsiu susitikti daug dažniau. Ir šitoj vietoj bus mano paties gamintos, siūtos, ieškota medžiagos. Pirmiausia, siuvau pats bandžiau, dabar pasiuvo siuvėja, tai vat šiandien susirinkau pasitikrinti, kokia situacija. Tai vis labiau populiarėja iškylos, išvykos, žygiai, gamta. Man irgi gamta patinka. Aš sugalvojau, kad ne pirmas Lietuvoje tikrai yra jau gyvuojančių ir pamėgtų vietų. Tai vietos vadinasi glempingai.
Nežinau, ar tai bus glampingas, bet tai bus vieta, kur galima bus pernakvot palapinėse. Palapinių bus 3 tipų, tai 2 tipų bus siūtos mūsų pačių. Ir vienos jau yra nupirktos. O šiaip iš principo, tai vat toks dalykėlis. Aišku, čia dabar tik tai pabandymui, kol kas nieko neįtempiam, kadangi daug laiko užima. Tai čia yra daug didesnis ir padidintas variantas, negu kurį aš buvau pirmą pasisiūvęs pats. Tai aukštis yra 4 metrai, ilgis palapinės yra 4,5 metro. Ir va šitas palapinės noriu apstatyti, įveiklinti, padaryti jaukės viduj, tai kad būtų miegamos vietos. Ir tikiu, kad tikriausiai vis tiek atsiras žmonių, kuriem tai patinka. Vat, pavyzdžiui, vienas iš jų jau yra viduje. Tai taip, žinokit, vietos tikrai 2 žmonėm tai tikrai pilnai čia užtenka. Tai vat trumpai apie mano įsivaizdavimus ir atskleista paslaptis, kas čia bus. O dabar liko tik tai žiūrėti, kaip ta svajonė pildysis ir koks tolimesnis jos kelias. Tai vat šiam smagiam sekmadieniui besibaigiant, atsisveikinu su jumis iki kito atvykimo į kaimą. Iki.